Žaiga pasiruošus. Nu ką, varom? Edmundai, kur? Davai, aš varau, rodo kelią. Jį mums pabraižė maršrutą. Aš jau viską turiu, karminę. Bet vienu į tą, Varom, į varom. pietus, į tą. Šiandien kas jau varo iš karto. Nata linkčiuką biškį? Kaip velosportas? Graciozui brandintas alus. Ir varom. Varom kaip Batmanai visi. Super. Čia tai gražu. Laivas fainai atrodo. Nu va. Oi. Jo. Jie čia kaktas augina, ne? Nu, pinga čia jų kažkokia tai. Viskas čia gerai. Gerai. Varom, Įdomus tokie namukai. Net neturi su ko palyginti, jie net stogų neturi, nors nu kaip danga, kaip sienų, stogų kaip sienų. Ne kažkoks ten nei skarda, nei kas. Tiesiog betonas. Kaimelis toksai. Alinukai, hipsteriškas šitas vaizdas. Nu, Čia įdomu. super. Nerealiai gražu. Savotiškai gražu. Dar žuvies turi.
Vakarinė žmėdė, baltas vėjas. Bellissimo, bellissimo. Galvutė, baltas lydas. Vai chupar. Ir smurfikų namukai dėl kokio. Ir šitas. O ta sala Legranza, kurią mes pačią pirmą vakarą apvažiavom, apiplaukėm. Matai tą Legranza, dešiniai pusėj. Nu. Šlapės? Gerai, gerai. Koks su buvo gumolio? Vanduotai gerai. Žiauriai gražus. Nu, gražus, ne? Čia tai gyvūnas. Ar kalba kažką? Jie kalba. Kalbininkas. Panašu, kad krevetės tą spalvą, ne? Nu, ja, kaip slidu. Gal prisirenkam, galėsim dirbti. Ir grįžinėjom atgal į mūsų mažiuką miesteliuką, į Marinėlę. O ten toliau tai Lanzerotė matosi. Kita sala. Čia tas miestelis va toks, va visas kažkoks tai. Mes su Ieva kalbam, kad negalim apsakyti kažkiek kaip vaiduoklių. Važiuojam, čia pavažiuosim.
toks įdomus, visiškai toks kažkoks. Nėra žmonių, tuščia atrodo. Keli žmonės vaikšto, jie tokie visi, nesuprasi. Ar jie linksmi, ar jie nelinksmi. Kažkokia manjana, visiškai užėmusi manjana. Bet o yra kažkokia tai stadionas, va, apšvietimas yra. Nameliai, kai kurie sutvarkyti labai, tam pačiam jų stiliu, bet gan tvarkingi. Va, čia stadionas kažkoks yra. Va, čia vaikai kažkokie užsiminėja. Šokiai gal kokie ar kas. Šiaip, ką žinau, kai kur gražu sutvarkyta, bet gatvės smėlėtos visos palijo, tai čia dabar tokie tešlainiai tokie. Tai gerai mūsų dviračiai storom padangom, elektriniai, tai čia mes visą salą važiavom per gan greitai. Visur tik visureigiai, pagrinde Land Roveriai. Va tokia ta sala įdomi. Ir tas miestelis toks kažkoks tai nesuprantamas. Labai juokingas laivelis, trumpas ir nosis labai aukšta. Čia va labai tvarkingai padaryta tokia namukai. Čia va toks kaip Sivendė. Parduoda šitą Sivendė. Jo, va Sivendė parašyta. Pirmą liniją skaityk. Katinai. Vietiniai. Nežinau, neturiu, kaip čia pasakyti. Negaliu apsakyti, palyginti su kažkuo tai. Čia... Neaišku, ką čia veikti iš tikrųjų. O, jėktutės sportinės, mažutės. Labai simpatiškas. Nu, Bet, kažkuo tai labai gražus. Kažkokį šarmą turi vidinį, ne? Labai. Ir negaliu pasakyti. Neturiu, kaip čia pasakyti, emocijos palyginti su kuo. Toks įspūdis, kad čia kažkuom jisai tas... Žinai, kai buvo Twin Peakso miestelis toks filmas. Tai čia kažkas vat iš to serijos, žinai. Kažkoks Twin Peaksas šiandien. Nesuprasi, kas čia gali būti. Gal čia tik tai taip, žinai. Pirm. Kaip Kinijos restorane kokiam. Ten mandėlis duoda. Kaip koks pakyr. Tai vakar mes Dariūne
Nu ir aš užkabinau, ir aną meškerė suskibo vieną dorado. Tai dabar vyksta doradų kepimas. Aš žinau jau to nesi. Jo? Ir dar dviem tavo, aš nežinau. Jo. Super. Vienas. Nu. Du. Dorado. Edmundėlis duoda vaizdų. Žinokit, ką pasaulio prieš nėra radijos. Nėra radijos. Tai mes su offshore sėdėm. Mes užsuolė sėdėm. Nu, ar čia gerai? Mes su offshore sėdėm. Koja sužaloti. Ką mes turim? Kebrai, žiūrėkit. Pas mus biškis Krenta blogai oras. slėgio greitimas pas mus vyksta. Nu, biškį vyko. Duai, pasiprašau. Nukrito, buvau pasakęs normaliai. Nu, ne, dabar nenormaliai, o taip normaliai. O tai va, normaliai. Žiūrėsim, kas ir te darysis dabar. Oras prastas. Na ir mamynė. Mes susirinkom visi į vidų, nes laukia labai blogas oras. Labai vėjas, labai šalta. Ne, mes susirinkom šiandien, dar čia nebuvom. Nu, bet labai faina čionai. Čia faina. Didelė kaip kompanija. Taip. Čia reikės sėdėti, bet ne, mes jau norim matyti Ten kaimynų. Edmundėlis kažkur žuvį doroja. Kepa. Čia yra penkių kambarių apartamentai. Ne 5-6 net. Mindaugėlio 6. Taip. Mindaugėlį papasakė apie savo apartamentą. Tas kaip sustoji, tai Mes buvo. galvom susijungęs. Taip, aš su jumis kartu. Aš šitai, kad blogai girdžiu, turiu problemą. Jo. Gerai girdžiu. Jeigu tu knarki, tai mes girdim tave. Nes aš. Jeigu pėsdį irgi girdi. Vieną dainelę uždėti. Jeigu aš šitai knarkiu, man bim. Gerai? Įdomu, aš Mes girdim viską, kaip tu vertiesi ant kito šono, viskas girdisi. Nusipėsdį girdim, viską girdim. Aš kaip kolonėlį ten gyvenu, ne garsą dvigubinau. Aš jaučiu, kad ten kaip kolonėlį gyvenu. Jeigu tik tai liukas užsidaro, viskas tai oro trūkumas. Kaip pučiasi tas žuvis. Tu pasakėjai vėjas langė, tai dabar paleidžiu muziką, vėjas langė daina yra. Yra. Nu, išgirdau, taip kažkaip vėjas langė pasakėjai. Žiūrėkit. Edmundėlis kokių stebuklų prikėpė. Kokių stebuklų Edmundėlis prikėpė. Galva. Dvi galvos. Čia mes sužvėjojom patys. Čia nes jos nenaudosi prieš kiek matau. Bet jinai kaip jis proga, matei tas žuvis? Keista. Aš irgi man taip aš nelabai suprantu, nemoku su galvu valgyti. Vien galvas. Jėzus įgipyti. Tai nujungta. Edmundėlis labai iškėpė, labai skaniai žuvė. Rimtai? Ameziginė. Ačiū, kad skanu. Dariūnė. Vis geriau ir geriau sekasi. Pagavo. Dariūnė žuvį pagavo ir išvalė. Skuto, darė. Dirba. Jums vis geriau ir geriau sekasi. O mes ją suvalgysim. Kokie apetitiniai vyrukai įdomu, nu. Man vienai Žalgirio arena, vienas sako, grėp už vadovas, ne, nichoja, už galvosi, atsargiai neskubėk, sako. Ne. Aš už jaunas liepiau čiupt, sakau, dariukas gerai, kad su pirštinėm, sakau, imkit už jaunas, mačiau kaip traukia žvėjai. Bet aš taip papagęs, kad mes ją ištraukėm. Neprašau, su kibiru bandėm, kibirą Kaip tu pamatei ten? Aš žalę spalvą pamačiau. Pamatei, ne? Geras, taip nėra. Tai mes sudarėm blogiam, aš taip, hopa, delfinai. Ir nėra, žinai, valandą, už valandos, darius, delfinai. Jis 10 delfinų atvarė. Bet jau Ir su kokią vaikais, valandą su mažais. plaukė, Kai susipisa ten lauko, mes jas man tokius pamatėm. ferverkus rodė. Ai, o vienas toks naglas. Taip, vadai rodė, Bet aš galvoju, jie pavargo, ten varyt priekį, kol mes atėjom jau pažiūrėti. Lopai Tik vairuoja. įsivaizduok, jeigu aš pamačiau po valandos Darius pamatė, tai jie su mumis su kiliu žaidė, neįsidavė.